Gražus automobilis. Toks kaunietiškas. BMW. Galėtų būti BMW, galėtų būti Kauno logotipas. Herbas. Daug pas jūs BMW labai. Tai va, pavyzdžiui dabar, ne? Nesugalvau nepavykusi kelią, ne kažkokia, nelabai, bet transliuoju, supranti? Kažkaip vat, yra toks kažkoks vidinis. Kai kurie žmonės turi proto patylėti, aš kartais neturiu, tai dėl to ir gimsta tie vis. Man daugiausiai džiaugsmo gyvenimą atneša tas procesas, kai aš žiūriu, kad kažkas tai išpildo mano nesąmonės. Mes vakar, kai filmavom serialą, pas mus buvo vakar pirma pamaina filmavimo ir aš mačiau, kad aktoriai, kurie yra profesionalūs aktoriai, kurie ten baigia akademiją, jie ten vaidinas, kai kurie žmonės vadina Lietuvos nacionalinį dramos teatre ir jie išpildo kažkokias nesąmonės, kurias tu kažkada tai sugalvoji. Čia yra, man asmeniškai tai yra malonumas labai didelis. Aš mokyklą pradėjau kaip darys, sakas, mes žaidėm KVN, yra toks žaidimas, ten toks vaikai juokauja ant scenos ir bando juokingai kažką padaryti. Dažniausiai tai atrodo labai lame, nes jie tokių santykių ateina, kad mes to čia pajuokausim. Žinai, kaip užknisa, kai žmogus ateina su kažkokio anekdoto pas tave, nori pasakoti tavo anekdotą, bet jis ant tiek overexcited, kad anekdotas jam daugiau suteikia jam malonumo negu tau, negu žiūrovui galų gale. Ir man atrodo, kad KVN'as yra toks dalykas, kai dažnai būna su stand-up ir šiaip su humoristais, kad jiems daugiau patinka būti ant scenos negu žmonėm, kurie klauso šitą žmogų, negu žmonėm salėje. Pats laimingiausias žmogus salėje tuo metu yra jis. Čia yra žiauriai nesmagu. Tai va, manau, KVN'as kažkokia tokia parodija, tokia kažkokia modelė. Ir po to pradėjau kažkaip domėtis, ten nežinau, stand-upais, humoru, kažkaip deepint. Nes realiai tas humoras, kuris man patinka, 90% žmonių pasakytų, kad čia yra šūdas visiškas. Čia yra nejuokinga. Ir aš suprantu, kodėl, nes man kartais kažkokie tokie dalykai, kurie vapšia pasirodytų, labai blogai. Jeigu žmogus juokiasi iš to, jam reiškia, labai blogai, ten viskas jo. Bet, man asmeniškai yra juokinga. Bet vis dėlto aš, pradėjau ten domėtis, ten humoro kategorijom, kodėl tai pas mus. Po to biškai pradėjau domėtis production'u, ten serialų kūryba, gamyba, kodėl, kaip ir, pabiškai taip atradau to, kom aš plius minus norėčiau galbūt užsiimti gyvenime ir kažkaip link to judu. Dėl tam tikrų organizacinių priežasčių ir aš pagalvojau, kad reikia padaryti kažkokį projektą, kur aš būčiau tiesiog vienas ir aš labai norėjau padaryti ypač šitą formatą, nes aš paskutinius 4 metus žiūrėjau daug laidų, kurie yra tokio formato. Ten būtų tai LG, ten Borato, arba koks nors ten neatsimenu, ten kažkoks yra čiuvas, kurio vardas kažkoks tai vardas ir ten meets kažką. Ir jis irgi ten varo kažkaip ten nepatogius klausimus užduoda, bet pas jį labai tokie trumpi, pas jį tiesiog taip jisai užduoda ir viskas, ir katas. O mes norim tokį tą ištempti dar ten. Mes žiūrim, mes skirtingai, mes žaidžiam montažą, o iš kur atsirado tas jausmas, aš tikrai atsirado tas noras. Ten, nežinau, tai yra toks biškai kitoks humoras, nesijuoki, bet tau tas nepatogumas ir tas awkwardness tau suteikia irgi tokio pat malonumo, kiek suteiktų, pavyzdžiui, tiesiog juokas kažkoks. Tai, arba kaip tik suteikia kažkokį, negatyvį, nes aš ten esu įsitikinęs, kad ten dauguma žmonių, kurie žiūri mūsų laidą, jiems nejuokinga, širdžiai nejuokinga. Aš nežinau, ar daug tokių yra, bet bet aš manau, kad daug žmonių, tikrai mes nesam, mes su Šarūnu, mes ją kuriam, mes nedarom taip, kad ten labai visiems patiktų. Mes darom dėl, jeigu mums patinka, tada kaip ir gerai, bet mums labai retai patinka. O kaip reaguoti kritiką, jeigu jos gauname? Tarkim, kad čia buvo čia buvo, tarkim, nejuokingas dalykas, dėl to, kad, tarkim, toks bairis jau juokavo prieš 10 metų, jau žmonės tokio bairį jau juokavo, tarkim. Blemba, aš to nežinau, arba aš ten to kažkaip nepastebėjau, man kažkaip pasirodė kitaip, ar čia buvo santykis blogas, ar čia labai iššaktai, arba, pavyzdžiui, bet čia draugai tokie, kurie gana geri draugai, o žmonės, kurie tiesiog nori tau pasakyti kritiką ir kartais
Bet yra tokia kategorija žmonių, kurie turi daug heito viduj kažkokią, aš nesakau, kad čia yra ten, jis tave turi, nu, jis tave nukreiptas, bet tiesiog jie, nu, yra tokie galbūt pikti iš dalies, dėl tam tikrų priežasčių gyvenimo kažkokių. Ir jie kartais bando pasislėpti už žodžio kritiką. Ta prasme, kai tau išsako kažkokią kritiką, bet ji visiškai neadekvati, žmogus nesigaudo visiškai ten šitoj srity, tarkim, humoras, čia yra tam tikras sritis, kuriai arba tu domiesi, arba ne, čia kaip sporte. Čia pas kaip aš ateičiau kur nors į krepšinio varžybas ir pradėčiau nusakyti, kad čia ta prasme, čia nelabai kažkaip žaidžiat hebra. Man kažkaip nelabai patinka. O kodėl ten kas, bet mesgi ten kažkaip ten, ar ten... Okei, galbūt sportas ne tas pavyzdys, nes sportai yra rezultatas, nes humore nebus rezultatas. Bet pavyzdžiui, menas, ane? Koks nors menas, tu ateini ir sakai, aha, šūdas. Sakai, kodėl, tu ten nežinai, tu vertinimo kategorijų, tu, ten, tarkim, nesidomėjai visiškai ten menų, bet tu ne, man nepatinka šūdas, ne. Tokią nuomonę turi teisę, nu, egzistuoti ir ji, nu, gali būti, bet vadinti tą nuomonę kažkaip, kad čia yra konstruktyvi kažkokia kritika ir sakyti, kad čia yra ten tokie žodžiai, kuriuos reikia ten susimastyti. Nu, ne, aš pats savo esu kritika, aš pats savo sugalvoju kažkokių tam tikrų dalykų, kurie aš dar žastkiau savo sugalvoju kritiką negu žmogus, kuris, tarkim, norėtų mane labai žostkai užheitinti. Nu, tipo, tai aš manau, kad kol pats save kritikuoji ir pats save nelabai mėgsti, tai tau nebus baisu, kad ten. O tarkim, Facebook'o komentarus mėgsti trinti ar nelabai? Aš mėgstu, kai trinti, kai įžeidžia konkrečiai žmogų ir įžeidžia, pavyzdžiui, ten mane arba įžeidžia žmogų, kuris ten kažką pasakė virš, tarkim, ten, nu, kur nėra ten išvis visiškai neadekvatu ir žmogus ten, arba ten visiškai ten rašo kažkokius ten dalykus, kurie man, tarkim, man žiauriai kažkas nepatiko labai, aš, tiesiog taip asmeniškai, bet čia, čia irgi mano tas pasirinkimas, jeigu aš pats kažką ten rašau ir aš kartais dažnai pats prašau ir ištrinu, tarkim, nes pagalvojau kažką ten. Nežinau, čia taip ir gyvenime, aš nežinau, ar čia Facebookas yra kažkoks atskirus gyvenimas, kitas gyvenimas, bet mes ir gyvenime kartais pasakom to, ko nenorim pasakyti, arba ten nepagalvojam ir padarom. Tai kad, nežinau, life is life. Iš kur šita frazė kilo? Šita frazė? Kada jinai tave lydi? Visada čia lydi. Čia juokinga frazė, man atrodo. Ji nejuokinga, ji tokia yra, žinai, kai tu neturi kažkokių argumentų, nenori kažką aiškinti, sakai life is life ir viskas. Toks paprastas atsakymas į viską. O čia tai atsirado, šitą, čia mes rašėm antrą seriją ir aš sugalvojau, kad Donny galėtų taip sakyti. Nežinau kodėl. Nes jis toks taip, man atrodo, kad tas jo personažas, Donny, jis toks labai tipinis atstovas mūsų kartos kartais. Žmogus, kuris nenori gilintis. Ir man atrodo, kad tas life is life yra, kartais tai gali būti labai prasmingai, kartais iš Donny, kai Donny tai šneka, tai atrodo, kad tiesiog pasakyt, kad pasakyt. O iš tikrųjų, Olegai, sakai, mūsų amžiaus žmonės, o kiek tau yra metų? 26. 26. O